Sveiki! Šiandien apžvelgsime dar 6 malonės smulkmenas, paversiančias jūsų kelionę dar įspūdingesnė ir lengvesnė. Pirmoji iš jų, štai ši Airhawk firmos pripučiama sėdynė, kuri yra montuojama ant esamos motociklo sėdynės. Klausite, kuo ypatinga? Airhawk sėdynės yra ypatingos tuo, kad jos turi specialų pagrindą sudarytą iš daugybės oro kamerų, kurios yra sujungtos tarpusavyje, bei tolygiai paskirsto jūsų kūno svorį, bei neleidžia stabdyti kraujotakos. Airhawk sėdynės vienintelės ir nepakartojamos būna skirtingų dydžių. Jos tinkamos tiek enduro motociklams, tiek sportiniams, tiek cruiseriams, tai kad visi išsirinks pagal savo poreikius. Antrasis mūsų sąraše, štai šis, iš pažiūros paprastas pošalmis, tačiau jis ypatingas tuo, kad yra visiškai neperpučiamas, kvėpuojantis ir apsaugo jūs nuo lietaus. Visą žiemą galite važiuoti su šio pošalmiu ant ledo į keliones, galite važiuoti netgi slidinėti, jis atliks puikiai visas šias funkcijas. Trečiasis mūsų sąraše, štai šiame krepšyje supakuotas vientisas lietaus kombinezonas. Jei keliaujate į šiaurės šalis, Norvegiją, Švediją, kur tik protarpiais nelyja, būtent vientisas kombinezonas apsaugos jūs nuo sušlapimo, kadangi kur patenka oras, ten patenka ir vanduo. Keliaujant grupėse, vienas geriausių pagalbininkų yra štai šios Bluetooth ryšių veikiančios pokalbių sistemos. Bendrauti galima vienu metu iki 8 asmenų. Galima bendrauti su keleiviu, galima bendrauti su kitu motociklu atstumu iki 1,5 kilometrų. Taip pat galima jį surišti, šias ausinės surišti su telefonu, su GPS imtuvu ir visuomet matyti navigacijoje, kas skambina. Galima atsiliepti, telefonui gulint tiesiog bagažinėje. Taip pat galima klausytis radijo, klausytis jūsų mėgstamos muzikos iš telefono ar MP3 grotuvo. Penktasis mūsų sąraše – tai motociklinis GPS imtuvas. Klausite, kodėl būtent motociklinis? Priežastys yra kelios. Pirmas, jis yra visiškai apsaugotas nuo gamtos poveikio, tai yra atsparus dulkėms, benzinui, vandeniui, laikiklis yra atsparus smūgiams. Ekranas pritaikytas valdyti su pirštinėmis. Na ir didžiausias skirtumas nuo automobilinių GPS imtuvų tai, kad iš galybės puslapių galite atsisiųsti maršrutą, kuris jau yra suplanuotas už jūs. Tai vykti į tolimas keliones tiesiog įkrovus visą tą maršrutą į savo GPS imtuvą ir pagal jį naviguojant. Na, o jei jau turite automobilinį GPS imtuvą ar telefoną su GPS programa, galite naudoti štai šį specialų nuo drėgmės ir dulkių apsaugantį dėklą, tvirtinama prie motociklo vairo, bei per specialų plastikinį dėklą leis jūsų įrenginį valdyti pirštais. Saugaus jums kelio ir gerų įspūdžių.